Atsisėskite į undinėlę, sulenkus kairę koją atgal. Pasitempkite krūtinę į dangų ir su iškvėpimu sukite krūtinę į žemę, tempkite su ranka tolyn. Įkvėpkite į dangų, tempkitės visą krūtinę, pajuskite tempimą krūtinės raumenyse, o su iškvėpimu pasisukite ir jauskite tempimą dešinėje nugaros pusėje. Pasidėkite ranką ant pakauškulio, pasilenkite į kairę pusę prisilaikant su kairė ranka ir pabandykite kvėpuoti dešiniaisiais šonkauliais. Padarykite negilų įkvėpimą į šonkaulius ir ramų iškvėpimą. Ramus įkvėpimas, jauskite, kaip šonkauliai veriasi, kaip švelniai tempiasi ir ramiai iškvėpkite. Neforsuokit. Kvėpavimas ramus. Ištraukite kairę koją iš po savęs ir pasidėkite sulenktą priešai save. Ir vėl grąžinkite ją atgal. Pabandykite kiekvieną kartą prispausti kairįjį sėdinkulį prie žemės. Jeigu šioje amplitudėje jums atlikti judesį yra sudėtinga, jūs galite pasilenkti į dešinę pusę, atsiremti su dešinė ranka ir pakelti truputėlį dubenį. Atlikti tokioje pozicijoje judesį bus lengviau. Pasisukite dešiniau ir išlaikykite kelią tarp delnų. Kairė koja sulenkta 90 laipsnių kampu. Pabandykite atkelti koją į viršų tiek, kiek jums leidžia klubo sąnarys. Jūsų dubuo lieka stabilus, krūtinė lieka stabili. O dabar pakartokime viską su kita puse. Manau, jūs viską gerai atsimenat ir pakartotinai garsinti jums nereikės.
O dabar atsistokime ant 4. Jūsų delnai tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais arba truputėlį plačiau. Ir tempkitės dabar sėdinkauliais atgal, pasukit uodegikaulis po savimi, suapvalinkite nugarytę, judėkite į priekį. Įkvėpkite stumiant dubenį atgal ir iškvėpkite suapvalėjus judėdama į priekį. Pasistatykite dešinę koją taip, kad jūsų kulnas būtų tiesiai po keliu. Pradėkite piešti nedidelės amplitudės apskritimus su dubeniu. Nupieškite 6 apskritimus į vieną pusę ir 6 apskritimus į kitą. Sulenkite stipriau kairįjį kelį ir stumkite dubenį atgal dešiniau. Grįžtant, pasisukite dubenį kairiau, lyg norėdama pasidėti kairįjį klubą ant žemės. Judėkite savo amplitudėje. Pakartokime viską su kita koja. Atsiremkite keliais ir delnais, atsispirkite piršto galais ir keldama dubenį aukštyn stenkitės išlaikyti kelius sulenktus. Įsivaizduokit, lyg pilvuką norite įkišti tarp šlaunų. Ir tuomet iš lėto grįžkite į pradinę padėtį. Jūsų keliai plačiau negu jūsų klubai. Iškvėpkite tempiantis sėdinkuliais į dangų ir grįžkite, įkvėpkite. Užfiksuokite dubenį viršuje ir pakaitomis tempkitės kulnais link žemės. Pilnai kelių tiesti nereikia ir pasistengkite išlaikyti kuo tiesesnę nugarą. Pajauskite švelnų ir labai malonų tempimą užpakalinėje šlaunies dalyje, blauzduose, achilo sausgyslėse.
Atlikime su jumis kvėpavimo pratimą, kuris švelniai treniruoja mūsų pilvo raumenis bei dubens dugną. Įkvėpkite 360 laipsnių į pilvą, šonus, į nugarą tolygiai, o su iškvėpimu įsivaizduokit, lyg užtraukite pilvo užtrauktuką, lyg apkabinate savo mažylį iš visų pusių. Įkvėpkite 50%, iškvėpkite 80% oro. Pasistatykite kelius truputį plačiau klubų, išlaikykite dubinį virš kelių ir nusileiskite su krūtine žemyn. Išlaikykite ramų kvėpavimą. Suapvalinkite nugarytę ir tempkite sėdinkuliais link žemės. Grįžkite į pradinę poziciją, vėl suapvalinkit, pasukit uodegikaulį po savimi, pilnai ant kulnų sėstis nėra būtina, stenkitės judėti nedidelėje amplitudėje. Iš lėto sėskitės ant kulnų ir po truputį išsivyniokite po vieną slankstelį. Ačiū, kad buvote kartu su manimi. Tikiuosi, jaučiatės geriau.